Varykas dirbu, ble. Au. Išskrėdžiai. Jie pakilo. Va. Dar vieną savaitę, dar vienas vlogas. Pirmadienį vėl nefilmavom, apsikrovė emocijais. Bet judam į priekį, va Giedrius čia biškį pameistravo. Negėk komentarą. Tiesiog sudėjau. Ką dar papasakot? Ką pirmadienį mes darėm? Nieko mes nedarėm. Pirmadienį darėm šitą šventinį gimtadienį, viskas. Tai buvo pirmadienį. O šiaip, nu va, pradėjo judėti šitas projektėlis. Teisingai, mes šiandien rinksim šitą street glidą, ar kaip sen vadinas. Jo. Dengteliai nusiminės, reikia išsileisti tepalus. Jo, nes kažkaip, kur ta dėžė net nebėra. Va šitą dėžę plaut labai atrodo užknisančiai, tai galvojam subursim daugiau detalių, kad viską vienu metu išplaut. A ne, Pablo? Jos reikės atskirti plausiu. Ir gali atskirti taip, kad spalvas čia, matai. Čia yra iš vieno, matai, čia man atrodo kažką žymi, kas susiję ar su metais, ar su kuo. O pas tą, matai, irgi Milvokis, viskas tas pats, bet kitaip sušaudo. Aš nežinau, ką tai reiškia, gal kas pasakys. Gali blogai baigtis, gali blogai baigtis. Wow! Pilas. Super. O vargo kiek buvo. Kokie planai su šitą motu? Žmogus daro savo, kad važinėti, kad būtų patogus, aukštesnis, tylesnis, norėjau sakyti, bet atvežė glušaką, tai žiauru. Tai man atrodo, nieko su tyla nebus susiję. Nu va, dengtelį nusims, tada vilteliosis kartu su mano projektu. Ne mano, o man duotų. Tai va tiek, kad žinau. Nelabai atrodo, ką yra pafilmuoti per savaitę, bet vyksta reikia. Filmuokai, nėra ką filmuoti, nefilmu. Padėk kamerą. Gerai, dabar popietą su studentu turim tokią situaciją. Giedrius patentuotas, kaip šitą skardą, kad nenuvarvėtų tepalai, čia gražiai viskas įsistato, tvarkingai, bet problema yra tokia, kad skylutė čia ir aš niekaip negaliu pakeisti šito kibirėlio su tepalais. Tai darau labai neatsakingą ir ganėtinai pavojingą sprendimą, bet aš paliksiu va taip ant žemės ir nuvarvės. Viena didelė problema, kur gali labai blogai baigtis, kad aš tikrai užmiršiu, kad ten padėjau ir taip nuspirsiu aš tą kibirėlį. Tai iškart yra video medžiaga, kad suprastume, kiek čia yra pavojingai dirbti. Tiesos akimirka. Tiek viskas nauja, kad net yra QR kodas tenais ant... Užkrovė. Šitokį šovė. Jau šitą stadiją iš tikrųjų labai sunku yra atpažinti bent motociklus taip iš vaizdo, bet čia yra pirmam epizode matytas street glidas, jeigu taip teisingai, ne? Liaudiškai streetas, tai vat, jau dabar jau yra labai daug išrinkta, bus konservuojamas, prisijungs prie dar vieno konservo ir palauksim, kol nusidažys, užsidažys viskas ir rinksim atgal. O tuo tarpu, manau, šią savaitę kitus rinksim. Viską mes rinksim. Tai va, šiandien yra toks projektas ant mūsų dienotvarkės. Giedrius uždėjo sparną. Kažką čia dar apsimeta, kad dirba. Ką
kad nereiktų šnekėti kamerą. Fat boy, storas berniukas. Šiaip lietuviškai labai kažkaip keistai skamba. Tipo, Harley atstovėjai parašyta Harley Davidson, storas berniukas, modelis. Nežinau, surinkau, bet atrodo kilė. O čia nieks nesideda. Ištrėti! Dabar normaliai. Kas čia yra? Kas čia yra? Ačiū, gal. Šviesus mažiukas. Ir žaidimų. Nu, prikolų, toliau žiūrim, ką čia turim naujiems. Adapteris, kad matai, kaip yra pakrovė. Englishman. Supratau, nu davai, bandom, jums ką jis sakys. Geras. Man patinka, kaip greit užkrauna. Visi prat. Welcome to BD Star. Привет. Disclaimer. Reik praskrolint. O, ne taip ir lagino. Kaip tikėjau. O, tu matai. Tas atrodo, kaip iš video žaidimo toks tipo. Geras, geras. Toks, žinai, praeini. Ok, cool. O jisai kažkaip tipo taip. Karšta. Wow. Saulės. Einam aplankyti mūsų 3D spausdintuvą. Nežinau, ar bus pasiruošęs mano vizitui. Aš labai nemėgėjęs pasakoti. Baigėsi sparnai mano. Reikia pavaryti toliau, uždedu paspaudi print, pasirenki failą, pavyzdžiui, šiandien spausdinsim ležė, kur aš šitą breakout print, o kas toliau, tai nežinau, ar činas ar galinis sparnas. Tokie didžiuliai printeriai. Koks dydis yra šitą? Kem? Kem. Čia naują printerį įsigijo. Spausdino labai greitai. Tai spausdinsim Swaptailo M8 galinį sparną. Ir kiek laikas spausdins? 28 valandas. Bet čia labai greitai. Tai va, už... Ateikus rytoj. Galiu parodyti, kad kas nors sugalvoja, kad kažko tai nori. Žiūrėk, pakibo. Jo, aš braižau, pauzinu, žodžiu gaminu detalės. Tai čia lentos vokietukai užsisakė detalių, tai dabar ariu dieną naktį. Tiksliau ne, aš ariu, kiniečiai mano arė. Čia spausdina. Turiu vieną tokį žmogelį, kuris man iš aliuminio gamina. Ir aš va savo komplektuosiu po truputį. Ir jie po to nusidažo kažkaip, ne? Jo. Žodžiu, mes užsiimame detalių projektavimu ir gamybą. Tai visus sparnus ir ką mes renkam sugėdyti, tai realiai Zukas. Aš galvoju.